aš taip perkeltinė prasme įvardinsiu nupyzdintas Landsbergio Šiferis. Gerai, Šiferis pats jau kaip ir abejoju, ar kažkas labai tiki Šiferiu. Aš noriu, bet kiek žmonių tiki, kad Landsbergių klanas prisidengdamas konservais su šiktais, supranti, vagiai baisiausiai ir vogia ir vogs. Aš žinok, visą laiką įsivaizduoju, kai šitas dalykas, kad yra kažkur filharmonija, žinai, tamsiai žvakės. Ir tada kiekvienas Landsbergių klano narys, jis gauna laišką. Šiandien. 7 filharmonija. Taip. Ir jie tada su raubais, ta prasme, šitai, žinai, Kubilius atvažiuoja, ta prasme, žinai. Ne, tai Kubilius kviestinis yra velnias. Ta prasme, Šimonytė tam nusileidžia kažkur, tai, žinai. Su virtaliotu. Ir jie visi susirenka filharmonijoje, nes, profesorius tai tik tai filharmonijoje, ten apšviestoji. Ir būna be abejo. Jo, taip, maestro prie fortepijono paskambina, žinai, Čiurlionio jūrą. Ir jie tada nutarė, ką voks toliau. Nežinau, žinai, kaip čia tai vyksta. Bet aš turiu va tokį, kai man šitas ir tada, žinai, kiekvienam po Šiferio gabalą to... Ant Šiferio būna užrašyta, kad tiksliai reikia. Ta prasme, ir jie tada išsiskirsto, ta prasme, pasidėję. Ir taip vyksta susitikimas, žinai, šito viso. Aš kažkaip, kai man tai yra paminima, aš matau tokį vaizdinamą. Terminalas. Labą rytą. Labą rytuką, Andriu. Jo, apsiblausėmės tokią šiandien mažumėlę, nedamiegoja. Mykolą iš vis kažkur pakeliui pametėm. Susirgo Mykolas, sakė. Susirgo. Klausyk, susirgo taip kasdieniška reikia. Kažką gudriau. Bet kokiu atveju mes šiandien dviese. Kovėsi Mykolas, kad atkeliautų čia, bet dar nenugalėjo. Kadangi pasaulyje vyksta labai daug svarbių dalykų šią sekundę, mes pakalbėsim apie svarbiausią. Be abejo. Šiandien. Apie ateivius. Žiūrovai reikalavo, tai mes privalome, kaip sakyti, žiūrovų noram nusilenkti. Atsiliepti žiūrovams. Kalbant apie atsiliepimus žiūrovams, aš žadėjau, kad aš skaitau komentarus, gerbėmieji. Pastebėjau, kad yra bent porą komentarų, kuriais yra išreiškiamas nesutikimas su tuo, kaip aš naudoju anglų kalbą. Tai yra tarimas mano anglų kalbos. Gerbėmieji, aš turiu jums pastebėti, kad aš 9 metus gyvenau Airijoje, dirbau visą laiką ofise, reiškiasi, su angliakalbiais asmenimis ir maždaug 2 metams praėjus vokietis berods pataisė mano anglų kalbos net netarimą, o gramatiką. Ir kažkurie tai sakinį, kurį aš ganėtinai dažnai vartodavau. Aš padėkojau jam, kai jis išėjo, atsisukau į savo bendradarbį Joe, kuris airis. Taip. Sakau, Joe, ar čia teisingai mane pataisė? Jis sako, jo. Bet tai sakau, aš 2 metus taip sakiau, kodėl tu manęs nepataisai? Sako, man tai rūpi? Tai prasme, jis yra šnekantis angliškai nuo gimimo, galvojantis angliškai, jis biški moka airių kalbą tiek, kiek mokinosi mokykloje. Taip. Bet jam anglų kalba yra kažkas svetimo ir jeigu aš darau klaidą, tai yra mano reikalas. Taip. Tai buvo pirma pamoka, kad kalba yra kalba, bet tos taisyklės ne visada yra valstybinės kalbos komisijos prižiūrimos. Kaip kalbi, taip kalbė. O paskui kita tokia atvėrimas akių įvyko, kai teko pasėdėti prie vieno stalo, vartojant rudus alkoholinius gėrimus, tobišalų. būtent ruduosius alkoholinius gėrimus. Prie kurio sėdėjo Kivis, tai yra naujazelandietis, Glasgow škotas, Amerikonas, jei gerai pamenu, tas buvo iš Jankių vadinamų. Reiškia, šnekėjo taip gana švariu akcentu. O paskui į pabaigą atėjo pietų afrikietis. Ir koks tavo... Aš nusprendžiau, kad aš neturiu niekam šitam pasaulyje pretenzijų dėl tarimo žodžių. Taip. Kaip nori angliškai, taip šnekė. Supratau, tai mėly žiūrovai, prašom nekomentuoti, Andriaus. Prašom komentuoti kiek tinkami, kad kaip kitėmėsi, kad aš visiškai ignoruosiu visą tai. Tai pabendраvom su žiūrovais. Čia tiek. Tu sakai, čia toks atsiliepimas, aš galvoju, kad ten kažkas gal baisiau truputėlį yra. Oi, ne, nieko baisiau. Dar buvo, kas suskaičiavo. Ašgi pasakiau komentarą, kad Europa turi gerokai didesnės ekspedicinės pajėgas negu Kinija. Ir kažkas suskaičiavo Kinija 1, 2, 3 lėktuvnešiai, Europa
2 Britanijos, 1 Prancūzijos, irgi 3 lėktuvnešiai, tai iš Taip. kur čia didesnės? Taip. Žinokit, dar reikia lėktuvų skaičiuoti. Ir tiek, kiek jų gali paleisti iš kiekvieno lėktuvnešio. Šiaip jau 2 iš tų 3 kinietiškų lėktuvnešių yra liūdnai pagarsėjusio Kūzios, kuris dūmydamas plaukė kažkada į Siriją, dar pamenat. Visiški broliukai, ta prasme, jie yra identiški, nu tik tiek, kad kinai kažkaip biški geriau prižiūri juos, jie nedūmė. Supratau. Va, bet- Nu tai va, tai jeigu ką, Andrius Bet skaito, skaičiuokit. Andrius rūpinasi, Andrius svarbu. Taip. Tai jeigu kažkas turite komentarų, būtinai rašykite ir tikėtina, kad Andrius atsakys į juos. Bet galbūt ateiviai atsakys. Galbūt ateiviai atsakys. Tai pakalbėkime apie ateivius. Aš esu asmeniškai didelis ateivių fanas. Taip, bet man gal labiau įdomu yra nesigilinti turbūt, ar jie egzistuoja ar neegzistuoja, bet žiūrėti, kaip keičiasi žmonijos istorijoje ateivių suvokimas. Ir kas tai yra? Paradigma visa. Taip, paradigma. Ir tai yra labai įdomu, nes tai, aišku, labai yra susijęs su pop kultūra. Įdomus dalykas, kad ateiviais pagrinde pagal tą krūvą studijų tiki labiau, aišku, žmonės, kurie yra ateistai bei agnostikai, žinai? Aha. Taip, nes, taip jau yra, kad kažkaip tai Turi kažkas tam dangui gyventi. Taip, nežiūri į dangų, žinai, va šiandien ir klausimas. Aš krūvą kartų esu pažiūrėjęs į dangų, žinai, pažiūri į dangų. Ten dafiga nekilnojamo turto Kažkas neišnaudoto. labai keisto, kas nors skrenda, kas nors ten šviečia, žinai. Jeigu esi leko įbimbęs iš vis, ateiviai, akivaizdu, ar ne? Kaip minimum galimybė. Taip, kaip minimum galimybė. Ir tu grįžti namo, ir turbūt eini miegot, nes nori miegoti tuo metu. Su sąlyga, kad grįžti. Jo, bet yra žmonių, kurie, pažiūri į dangų ir jie neina miegot. Jie eina prie laptopo. Ta prasme, ir nuo seno žmonės šumerai jau rašė apie keistus dangaus kūnus. Demokritas, Graikijos filosofas, lygiai taip pat studijavo, žiūrėjo, reiškia, kas vyksta danguje. Ir šita idėja, kad danguje kažkas yra, man atrodo, yra žiauriai natūrali žmonijai, žinai. Nes... Sakau, turi kažkas būti šitiek real estate neišnaudoto. Ir real estate ir ypatingai po to, kai mes pradėjom suvokti visatos dydį, ar ne, kokio dydžio yra mūsų visata, yra turbūt sunku patikėti, kad mes esam, vieni. Taip, ir tai dėl to, man atrodo, ateiviai yra labai natūralu, kad kažkas turi būti. Bet jeigu taip kalbėt, nuo ko viskas prasidėjo labiausiai, ar esi girdėjęs apie Roswellą? Serialas dar toksai buvo apie Roswellą. Bet vienu žodžiu, istorija yra tokia. 1947, man atrodo, metais Roswellas, New Mexico, reiškiasi, rančeris fermeris po didelės audros nueina apžiūrėti savo laukų. Ir supranti, jis randa tokią, kažkokį keistą, sudužusi, kažkokiu duženu, kažkaip folija apdengtas, kažkoks dalykas. Kažkoks keistas silikoninis materialas. Ir jis, sako, čia kažkaip, atrodo, kad čia jau tikrai kažkas jau nusileido. Aiškiai, atvyksta, netoliese yra armijos bazė, Jungtinių Amerikos valstijų, atvyksta Hebra, susirenka viską ir sako, Hebra, vietiniam laikraštį parašyta, kad čia buvo, žinokit, skraidančių disko dalis. Likšties. Ir čia yra pirmoji, ir iš tikrųjų šitas visas dalykas pradėjo, tą didžiausią konspiracijos teoriją apie ateivius, kad jie yra ir jie yra slepiami. Bet, išsikalbėjo, reiškia, armija atvažiavo, sako, tikrai taip. Paskui, po kurio laiko pasirodė, kad visas Roswello incidentas, kas yra įdomu, jis yra susijęs su meteorologiniais balionais. Ta prasme, nes tuo metu vyko toksai vėlgi įslaptintas Project Mogul, kurio metu buvo keliami meteorologiniai balionai, kad stebėtų, ar Stalinas nesiruošia šauti iš atomkės, ta prasme, kažkur. Ne, Stalinas dar neturėjo, ar nesiruošia atskristi. Taip, tiesiog žiūri vienu žodžiu raketikės. Ir paskui, aišku, ten paneigė tą kleimą, kad šiandien yra skraidančios lėkštės dalis. Bet iš tikrųjų, tai tiesiog, tuo metu armija negalėjo atskleisti, kad jie vykdo, reiškia, kažkokią slaptą programą. Ta prasme, jiem pasirodė saugiau pasakyti tokią netiesą. Taip, jiem pasirodė saugiau pasakyti, kad čia yra skraidanti lėkštė, negu, pasakot apie kažkokį slaptintą planą. Ir dabar įrodė, kad tai nebuvo atsitiktinai prasitarta teisybė. Būtent. Ir čia yra įdomiausias dalykas su konspiracijos teorijom, nes jos gali eiti 2 aukštais, 3 aukštais, ta prasme.
prasme, ir nors atrodo keista, kad atvažiuoja, žinai, army officials ir sako, taip. Bet jie žino, kad mes žinom, jog jie žino, jog mes žinom. Būtent. Tai, bet visas šitas Roswello, incidentas, jis pradėjo, aišku, labai didelę, nuo to prasidėjo banga, kur iš esmės ta, teorija yra, kad pasaulio governmentai, pasaulio vyriausybės, jie žino, kad ateiviai egzistuoja, jie tiesiog slepia nuo mūsų visą tai. Ir čia neišvengiamai po Roswello seka toks dalykas kaip daug incidentų, apie kuriuos dar biškį pakalbėsiu, bet įdomus momentas yra Area 51. Reiškiasi, Area 51 yra slapta karinė bazė, Research Facilities, turbūt visi čia girdėję. Jis yra Nevadoj, man atrodo, ar ne? Ir visą laiką, ką jie ten researchino, iš tikrųjų, tai jie researchino spy planesus. Ir dėl to irgi labai yra įdomu, nes virš Nevados vis buvo pastebima skrendantis įvairiausia skraidantis objektai, kur niekas kaip ir nežinodavo, bet Jungtinės Amerikos valstijos kaip ir negalėjo pasakyti, kad šiandien, žinokit, neatpažintas skraidantis objektas. O čia F-117 pradiniai terasai. Čia mes researchinam šitą reikaliuką, ta prasme. Tai aišku duoda irgi labai daug peno visom teorijom ir ypatingai su Area 51 tai padidėjo, kai toksai, man atrodo, 89 metais, aš tokia špargalkę turiu, reiškiasi, pasižiūrėsiu, 89 metais atsirado toksai asmuo, kurio vardas buvo Bobas Lazaras. Jis, reiškia, atėjo Las Vegase į televiziją, Las Vegaso televizijoje pareiškė, kad jis dirbo kaip technikas prie Area 51 kažkokiam gretimam facility. Ir kad Area 51 iš tikrųjų, ką jie daro, tai jie ten tyrinėja, jie bando iš ateivių spacecraftų, kuriuos jie yra kažkaip surinkę. Aš kažkaip pagalvoju, kad reikia pasidalinti su mūsų klausytojais, kaip atrodo Area 51. Tai va, jie ten researchina, reiškia, alien spacecraftus, kurios ten turi kažkaip prisiparkavę toje Area 51. Prisitraukia ir jie jos varo tokiu, reiškia, kuru, kuris yra elementas 115. Kurio dar tuo metu nebuvo periodiniai lenteliai. Ir kas yra įdomu, kad 2003 metais, man atrodo, Rusijoje tas elementas 115, jis buvo atrastas, jis pavadintas, man atrodo, yra šlikščių vardų Moskovium, ta prasme, ir jis dabar, man atrodo, net yra įtrauktas į periodinę lentelę. Ir tai irgi duoda, kaip ir, konspiracijos teorijos šalininkams, tai, kad, žiūrėkit. Amerikonai iš tikrųjų buvo atradę, bet neišdrįso apskelbti. Klausyk, bet kaip čia viskas viskas yra susiję. Bet įdomu yra tai, kad paskui Bobas Lazaras, reiškia, patikrintus, jis aiškino, kad jis yra, reiškia, fizikos ekspertas. Nebuvo rastas, kad jis turi diplomą iš nei vienos, iš Amerikos aukštojo mokslo institucijų. Kam tas diplomas? Kai esi ekspertas, esi ekspertas. Tai va, bet kas įdomu yra su tuo, kad po to, kai kalbėjo apie šitą teoriją, aišku, kaip jis pasakojo apie tą, tai pagal fizikinius terminus, jie kaip ir yra teisinga. Ta prasme, kad taip galėtų veikti kažkoks spacecraftas, tai žmogus akivaizdžiai buvo pasidaręs savo researchą. Tai va, tai Area 51 yra kitas momentas, kur, man atrodo, tenais jau po kurio laiko išstojo kitas mikrobiologas, toksai Bobas, man atrodo, vardas, ir pasakė, kad jis irgi dirbo, reiškia, Area 51, ir ten jie yra įkalinę ateivį, kurio vardas yra J. Rod. Ir, reiškia, visi mokslininkai bando iš to ateivio surasti komunikacijos būdus ir jis kenčia. J. Rodas, reiškia, yra įkalintas ir jis kenčia. Man atrodo, aš mačiau vieną tokį dokumentinį filmą, kuriame ateivis dar naudojo slapyvardį Polas. Jo, tai mes apie tai dar biškį pakalbėsime, paskui apie šitos nedokumentinius filmus. Tai va, ir kad, vienu žodžiu, kad J. Rodas vėlgi jis kenčiantis ateivis ir J. Rodas yra šiaip ne ateivis, bet jis atkeliavo iš ateities, žemės ateities ir jis yra žmogus, tik tai mutavęs, nes ateityje žmonės ten mutuoja, reiškiasi.
Ir tas vėlgi to mikrobiologo nebuvo rasta, kad jis žmogus yra su diplomais, su dar kažkuotais. Bet apie tuo metinį Guantanamo atitikmenį, kuriame kalinamas ir kankinamas, jis žino. Taip. Nu tai va, tai yra vienas ir čia yra visas tokios zeitgeisto dalis. Dabar įdomiausias dalykas paskui apie Area 51, kad jau po kurio laiko, tai jau socialinės medijos laikais, visiškai neseniai vienas studenčiokas iš Houstono sukūrė Facebook'e eventą. Reiškia, kad visi varom į Area 51, visų mūsų jie neatlaikys ir mes gausim informaciją. Šturmu. Ir ten attending, man atrodo, buvo ar 3 milijonai žmonių paspauda, kad jie vienu žodžiu... Gal daugokai 3 milijonai. Bet žinok jo, kad jie, ta prasme, Facebook'o eventą, reiškia, buvo pasižymėję. Facebook'o eventą, ok. Taip. Aš galvojau, atvažiavo 3 milijonai. Ne, atvažiavo 150 žmonių ar tūkstančių? Žmonių. 150 žmonių atvažiavo prie Area 51, jos ten išvaikė. Man atrodo, suėmė kažkokius 2 olandų turistus, 2 suėmė po visų šitą reikalą. Nes jie per daug prisigėrė. Čia įsivaizdavimui, kiek reiktų važiuoti, nes čia yra dykumos aplinkui. Ir artimiausi greitkeliai yra, kiek čia pagal mastelį matau, apie 70 km tiesią liniją. Taip. Ir šiaip tai jo, kai tik tai Google'as nebeleidžia važiuoti artyn, tai jau irgi ne kažką gaunasi. Supras, kad nebegerai. Ir ten apie visą šitą dar buvo vienas momentas, kad paskelbta tam, reiškia, visam ir evente, kad jeigu tu važiuosi, reiškia, išsiaiškinti tiesos į Area 51, ir jeigu tu bėgsi išskėtas rankas, kaip bėga Naruto anime, į tave nepataikės kulkos. Garbės žodis, klausyk. Bėgsime į Area 51, išskėtą rankas taip, tai mūsų nieks nepaims. Žodžiu, tokia buvo teorija, kad... Joks hameris nepaims. Nieks nepaims. Nu tai va, čia yra Area 51, kuri toliau kelia teorijas, kas tenais vyksta, kodėl tai yra ir taip toliau ir panašiai. Dabar kitas įdomus dalykas yra Men in Black'ai. Men in Black'ai filmas, žymus toks, ne? Taip. Tai istorija yra visiškai reali, kad 53 metais žmogus, kurio vardas buvo Albertas K. Benderis, buvo įsikūręs tokią organizaciją, kuri vadinosi, reiškiasi, International Flying Saucer Bureau. Ta prasme, jis tyrė, reiškia, savo vienas atsisėdas neatpažintus objektus. Ir jo teigimu, vieną dieną pas jį atvažiavo 3 vyrai su kostiumais, atėmė visą jo informaciją, visus dokumentus. Davė į veidą. Ir liepė nieko nebedaryti gyvenime. Ir po to laiko, po šitos istorijos, tarp 60-70 metų Amerikoje, daug, reiškia, ufologistų būtent tokį dalyką jie reportina, kad, reiškia, pas juos atvyksta žmogus su kostiumu. Ir pažymėjimu. Ir sako, jūs dabar nebesidomėsit dalykais. Tai buvo dujų sprogimas. Taip, kuriais jūs domitės. Kas šiaip yra turbūt gan tikėtina, kad jeigu tu domiesi spacecraftu ar kažkokiais skraidančiais dalykais, pas tave gali atvažiuoti žmonės ir pasakyti, Gal tu pabaig. Žiūrėk, aš įvardinsiu kitą variantą. Tu kaip didis fantastas be abejo, žinai, stalo žaidimų sistemą GURPS. Taip. General Universal Role Playing System, mano viena iš mėgstamiausių. Tai jie ruošė papildomą knygą, taisyklių knygą Cyberpunko temos žaidimams ir be abejo darė tyrimą, kaip yra ten su tais kompiuteriniais tinklais, kaip yra su jų įsilaužimu ir taip toliau. Gilinosi į tai, nes Neuromanceris kaip knyga jau buvo išėjęs, ten hakeriai, netrunneriai ir visi kiti džiaugsmingi dalykai. Atvažiavo FTB, Federalinis tyrimų biuras, ir susirinko visus jų kompiuterius, kadangi jie akivaizdžiai planuoja daryti kažkokį kompiuterinį įsilaužimą. Taip. Tai bet čia aš tą ir sakau, kad iš principo šitie dalykai, kurie vyksta. Šituo aš galiu patikėti, kad atvažiavo pasišnekėti, kad ką tu čia knisi. Visiškai realus. Ta prasme, kad tu kai pradedi domėtis tam tikrais dalykais, pas tave atvažiuoja institucijos ir sako... Nes institucijose užsimeta red flagas, kad šitas bičas renka info, kurią paprastai renka ten teroristai, šnipai, parink iš sąrašo drop-down listo. Taip, bet tikėtina, kad tai nėra
nėra turbūt dėl to, kad nuslėpti J-Rodą, kuris kenčia vis dar Area 51, ta prasme, skaudinamas ir badomas švirkštais. Ir yra įdomu, kad, pavyzdžiui, Amerikoje šitas visas dalykas, jis yra be galo gajus ir politikai į tai yra labai įsitraukę. Pavyzdžiui, Jimmy Carteris, ar ne, buvęs prezidentas, jis yra šiaip pareiškęs, kad jis tiki, kad ateiviai yra tikri, nes jis vieną yra matęs. Kartais nebuvo jau uošvienė. Tikėtina, kad jis dar nebuvo prezidentas, išaiškiai tenais kažkokiam klube sėdėdamas pamatė kažką keisto skrendant ore, ir jis pasakė jo supratimu, kad čia yra ateiviai. Ir vienas iš jo kampeino promisų ir buvo, kad kai aš būsiu prezidentas, žinokit, aš visus failus apie ateivius aš parodysiu. Ir įdomi istorija yra tai, kad kai jis tapo prezidentu, jis atėjo pas CIA CŽV direktorių tuo metu, kuris buvo, ar žinai, Hooveris spėjo? Ne, George'as W. Bushas. George'as H.W. Bushas. Taip, H.W. Bushas. Ir sakė, atiduok man failus apie ateivius. Ir pasak tos istorijos, kur yra, George'as H.W. Bushas jam pasakė, neduosiu. Neduosiu, nes tu nenori žinot. Ir tai, aišku, dar labiau visą šitą teoriją, kad turbūt kažką slepia, ar ne? Nes net prezidentas neturi clearance'o šitos failus pasiimti. Jo. Tai yra tokia istorija. Kita įdomi istorija, kad žmogus, kurio vardą aš to irgi pasitikrinsiu, kad... Kol tu tikrinsi, aš žiūrovus perspėsiu, kad prašau priimti šitą informaciją su pilnu rimtumu ir garsiai nežvengti, nes pažadinsit bendradarbius. Jo. Tai Hillary Clinton kampeino, reiškia, chairmanas, kampeino, prezidentinės kampanijos vadas, Jonas Podesta, kuris anksčiau dirbo ir Obamos stafą, yra žinomas gerbėjas, reiškia, neatpažintų skraidančių objektų beigi ateivių. Nuo seno buvo, ta prasme, demokratas, visa kita, ir kad jis po savo tos kadencijos yra sakęs, kad jo, didžiausias toks praradimas tai buvo tai, kad jis jam nesigavo padaryti taip, kad visi UFO failai būtų atverti visuomeniai. Įdomu yra tai, kad, man atrodo, Wikileaksuose paskui buvo, kad jis labai susirašinėjo su nieko kitu, o Blink-182 grupės nariu. Tomu DeLonge, man atrodo, jo vardas pavardė yra, kurie irgi yra žinomas ufologistas, ta prasme, asmuo. Ir jie iš valstybinio veiloje diskutavo, kaip čia yra, ta prasme. Kaip čia yra, gal čia galima kažką tai padaryti, ta prasme. Tai čia yra toksai irgi dar vienas įdomesnis dalykėlis bendrai. Donaldas Trumpas. Jo dažnai paklausia, ką jūs galvojat, reiškia, ne tai, kad dažnai, bet yra keletą kartų klausia. Kaip jūs galvojat su tais ateiviais? Yra Donaldai Trumpai ateiviai, ar nėra Donaldai Trumpai ateiviai? Ir Donaldas Trumpas visą laiką kažkaip išsivarto iš šito klausimo. Žiūrėk, aš tai dar žinok vieną įkaltį iš karto matau. Šauk. Aplamai visa šita Epšteino istorija buvo sukurta būtent tam, kad uždengti ateivius. Ta prasme, nukreipti visuomenės dėmesį nuo bandymo sukoncentruoti į tą ateivių klausimą, tai specialiai išvyniojo, išspinino visą Epšteino istoriją būtent tam, kad ateivius pridengti. Tai, akivaizdu. Ir viskas taip yra. Dar įdomiau, keliaukime biškį į Izraelį, kur Izraelio generolas Haimas Ešedas, kuris, reiškia, buvo labai ilgą laiką Izraelio gynybos ministerijos kosmoso direktorato galva. Reiškia, jis kai jam buvo virš 80 metų ir jis davė tokį legendinį intervą, kuriame jau retairinęs jis pasakė, reiškia, kad žiūrėkit, yra tokia galaktinė federacija,
kur yra bazė Marse, undergroundinė bazė Marse, reiškiasi. Ir toje undergroundinėje bazėje, vat, tiek Izraelio galvos, tiek viso pasaulio galvos, jie tarėsi, kaip čia yra, ta prasme. Tai čia irgi buvo, nes žmogus užėmė tas, vat, jau Izraelyje aukščiausias pajėgas, ta prasme, kosmoso direktorato vadovas, generolas, ta prasme. Ir jis, vat, yra davęs tokį intervą. Aišku, turbūt mes turim pasakyti, kad žmogui buvo, žinai, stipriai virš 80 metų, tai gali būti, kad... tai klausyk, subrendus asmenybė, tai jau... Subrendus asmenybė. Tai va, čionais ir dar iš tokių įdomesnių dalykų, jeigu kalbėti, kas toliau tas konspiracijos teorijas kelia į viršų, Kirsanas Ilžuminovas, jis buvo prezidentas Kalmikijos Respublikos. Kieno? Rusijos vienos iš ten, federacinių šitų. Ir taip pat FIDE prezidentas. FIDE šachmatų reiškiasi šita visa asociacija. Ir, jis pareiškė, kad iš jo Maskvos apartamentų jam buvo nutikęs toks dalykas, kad, reiškia, nusileido plastikinę triubą, jį pakėlė į viršų. Užsiurbė į viršų. Ateiviai dėvėjo geltonus kostiumus jo šitoj pasakojime. Ir jie jam pareiškia, kad, ten pasaulis, vienu žodžiu, tragedija, viskas šiandien griūva lūžta. Ir ateiviai išrado šachmatus. Jis tokį dalyką norėjo pranešti, ta prasme. Sunku būtų ginčytis. Taip, kad čia yra ateivių žaidimas, žinai. Taip, be abejo. Ir, jis aišku kažkaip viešai tai pasisakė ir pasak jo, jis apie tai bendravo su Henry Kissingeriu. Susėdęs. Ir Henry Kissingeriui buvo įdomu. Ta prasme, visi šitie dalykai apie šachmatus. Problema yra po to tokia, kad susirinko šitą malonų asmenį KGB, išsivežė jį. Ir problema buvo dabar ne mes tame. turime kitą FIDE prezidentą, aš spėju. Taip, tai ne dabar, čia buvo prie Kissingerio, tai čia stipriai anksčiau tai vyko, ta prasme, bet buvo susirūpinusi Rusija ne dėl to, kad buvo pagrobtas FIDE prezidentas, bet dėl to, kad, reiškiasi, ar neišplepėjo žmogus ko nereikia, nes vis tiek turėjo prieėjimą kažkokį. Taip. Tai va, tai ta prasme, tokius dalykus. Jeigu praneši, kad kažkokios tai svetimos valstybių, turėtų pas ateivius būti ir valstybės. Neabejotinai. Tai svetimos valstybės agentai buvo paėmę vieną iš valstybinių tarnautojų. Taip. Kontržvalgyba privalo rūpintis. Tai va, ir sakyčiau, logiška reakcija. Dar yra labai įdomi teorija, mano viena tokių mėgstamiausių, tai yra Dwightas Eisenhoweris, irgi prezidentų buvo tam 4 man atrodo metais. Ir tam buvo tokia situacija, kuris, reiškia, atostogavo kažkur tais ir staiga jam suskaudo dantį ir jis turėjo greitai skristi su lėktuvu, susitvarkyti dantį. Ir teorija yra, kad jis skrido ne danties tvarkytis. Iš tikrųjų, tuo metu buvo, reiškia, buvo atvykę ateiviai pasikalbėti. Delegacija. Ir buvo atvykusios 2 delegacijos. Viena delegacija buvo ateiviai, kurie vadinami Nordicsais, tai jie tokie aukšti, žavus visi, ta prasme... Elfai. Polkininiai. Taip. Ir jie jam sakė, Dwightai, jeigu tu atsisakysi dabar bombų visų atominių, tai tada mes padėsim žmonijos rasiai ir jūsų viską jums išmokysim, ką čia reikia. Bet Dwightas neatsisakė. Bet buvo atvykę kiti ateiviai, kurie vadinasi The Greys. Tai The Greys yra pilkieji. Žinai, aš nežinau. Aš kadangi esu vartotojas šiuolaikinės medijos, tai žinau, kas yra pilkieji. Taip, pilkieji ateiviai. Ir pilkieji ateiviai sakė, žinok, turėk bombas, bus liuks, mes vis tiek tave išmokysim. Irgi visų dalykų, ko tik tai reikia. Masoniškų ženklų. Taip. Ir aišku, ką pasirinko Dwightas? Ne, tai turėt bombą ar neturėt bombos, tai čia 2 bombų skirtumas praktiškai. Būtent. Tai čia yra ta danties teorija. Taip. Europoje to tarpu mes irgi turim visokių įdomių dalykų. Ta prasme, tarp 89 ir 90 metų Belgijoje labai daug žmonių matė kažkokį keistą skraidantį dalyką. Ta prasme, krūva žmonių. Skraidė. Net buvo pakelti naikintuvai. F-16 buvo pakelti, kad surasti ir jie nesurado. Ta prasme... O lėtai gerai slėpėsi. Va. Tai matai, tai čia yra viena tokia neatsakyta teorija, kas visgi buvo tas Belgijos skraidantis objektas, kas yra, labai įdomu.
Tuo tarpu, aišku, Anglijoje yra krūva dalykų. Ar esi girdėjęs apie crop cycles? Circles. Crop circles, jo. Taip. Aš tik tai noriu iškart sugrįžti. Va čia va yra Area 51. Taip. O čia yra... Ką mes matome? Taip, crop circles. Taip. Tik tie, kad čia yra ne tie, kur išminti, o tie, kur užsodinti. Taip. Taip. Bet... Tai yra įdomu, kad visas šitas crop circles yra toksai dalykas, kur šiaip tai filme Science turbūt labiausiai jis buvo parodytas žmonijai. Reiškiasi, kad ateiviai, kai jie nusileidžia, o jie leidžiasi savaime suprantama visą laiką ten, kur plokščia. Tai, ir kur kukurūzai auga. Taip. Tai jų, reiškia, tas spacecraftas palieka tam tikrą patterną. Tai yra įspaudą. Jo. Ir šiaip tai viskas prasidėjo nuo to, kad Didžiojoje Britanijoje du tokie tarpdisciplininiai menininkai darė projektą, kurie pasigavę šitą idėją, tiesiog įvairiuose laukuose bando išravėti įvairiausius, reiškia, tos patternus. Ir jų tie patternai darėsi sudėtingi ir taip toliau, bet šitas dalykas mutavo iki negalėjimo, kur, bet kur tu pamatai, jau tada, reiškia, kažkokį tam laukia aptvarą, tu supranti, kad šiandien jau turbūt bus nusileidęs ateiviškas spacecraftas. Dabar įdomus dalykas dar yra su ateivių pagrobimais. Daug žmonių, krūva žmonių ir mes visą laiką girdime, visą laiką matome, kad jos buvo paėmę ateiviai. Taip. Ar ne? Ta prasme, Lietuvui žymus toksai buvo, man atrodo, klebonas ar kunigas, senas video, kur irgi pasakojo, reiškia, televizijoje. Aš tik neatsimenu, ar jo pasakojime egzistavo tas toks visur papuolantis dalykas anal probe. Manau, kad ne, manau, kad šito jis nepastebėjo, bet šiaip dažniausiai tas pagrobimas ateivių tai yra aiškinamas. Nežinau, ar tu kad nors esi turėjęs sleep paralizės. Kai tu pabundi, bet nepabundi. Man neteko, aš esu girdėjęs, kad tai yra medicininis įvykis. Iš esmės, tu ten pabundi, nepabundi, matai tam tikrą haliucinaciją. Žinai? Ir tyrimai sako, kad daug dalykų, ką raportuoja žmonės, ar ne, kad jie ten kažkaip pakyla, flautina, mato kažkokias figūras. Sleep paralysis demon yra labai dažnas dalykas, kad pas tave kažkas užeina į kambarį ir žiūri į tave. Tai yra aiškinama grinai tuo. Įdomusgi dalykas yra tai, kad mes gyvename su šito visų reikalų savotiškam tokiam feedbacko loopse, kur nutinka kažkokia tokia istorija. Ar tai būtų Roswellas, ar tai būtų dar kažkas, tai Area 51. Tada apie tai patampa savotiškų popkultūros aiškinimo, apie tai yra padaromas filmas. Ar ne? Pavyzdžiui, The Day the Earth Stood Still. O taip, visiška žanro klasika. Beje, būtinai pasižiūrėkit. Taip, tai šitas filmas, ar ne, kur, man atrodo, Klaatu buvo ateivio vardas, kuris... Aš tiek jau neatsimenu. Kuris atvyko ir jis principo buvo nusivylęs žeme, ar ne, kaip čia viskas vyksta. Bandė įvykdyti režimo pakeitimą. Taip, ir Ronaldas Reiganas šitą filmą buvo priėmęs praktiškai kaip... Dievo žodį. Taip, kad taip yra, kad, ateiviai jie kažkaip nusileidžia ir jie nusivylę. Invasion of the Body Snatchers. Sekantis filmas, kuriame... Tada, kai jis buvo rodomas video kauko, aš nesugebėjau jo pažiūrėti iki galo. Man tai buvo labai baisus visas. Bet iš principo šitas filmas yra tokia... Man buvo 13. Reiškia, replikonų teorija, reptiloidų replikonų, kad visi pasaulio galingieji iš principo yra pakeisti. Reptilijos. Changelingai. Jo, jie yra reptilijos, jie užsideda veidą ir jie tada valdo mūsų pasaulį. Tai, akivaizdžiai tai yra inspiruota to pačio Invasion of the Body Snatchers. Dabar ten einant toliau galima kalbėti apie Close Encounters of a Third Kind, Spielbergo Extraterrestrial. Yra neįtikėtinai svarbus filmas, nes kai tu esi vaikas ir tu pasižiūri filmą E.T. Extraterrestrial, tu ir yra studijos darytos, kaip tas filmas iš principo paveikia visą kartą, kad, vaikai, kurie, būdami vaikai, pamatė tą filmą, jie tiki gerojo ateivio mitu. Kad tai... Kas yra žymiai fainiau negu The Day When the Earth Stood Still, jeigu jau taip paėmus. Ir tai tęsiasi, nes iš tikrųjų labai įdomu, kad paskui ateivio, kaip mes net vizualiai vaizduojame ateivę, ar ne, kaip žmonijos sąmonė yra ateivis, priklauso nuo to, koks tuo metu aktualus buvo filmas, arba kaip jis buvo, reiškia, kaip jis buvo rodomas.
Tai šitas dalykas praktiškai visą laiką kažkaip galioja ir tai yra labai, labai, labai įdomu, kad tai keičiasi absoliučiai nuo vizualaus supratimo pop kultūroje, mes paskui turime X-Files. O taip. Kurie įkvėpė ir, inspiravo. Jie niekad nerado. Taip. Bet visą laiką prasilenkė ant 5 minučių. Taip. Ir su X-Files dalykas yra tas, kad daugumoje tai yra, daug realių bylų, daug realių, dalykų, kurie buvo paminėti. Ta prasme, jais remiamas. Patikslinkim šitoj vietoj. Ir įtaka, kurią padarė X-Filai, yra, man atrodo, neįtikėtina. Kad mes visi biški žiūrėjome. Ir dabar yra po viso šito, kas man asmeniškai yra įdomu apie tai ir šiaip bendrai apie konspiracijos teorijas, ir apie tai, kas yra ateiviai, kaip tai veikia ir kodėl mes norime tikėti šitais dalykais. Tai pirmas reikalas, man atrodo, yra tai, kad žmonės mes esame, ir to aš visiškai 100% tikras, kad mes esame paterno atpažinimo mašinos. Jo, aš kaip tik irgi domėjausi, kaip yra neurologai, ar kaip tai vadinasi, neuroscience, angliškai vadinasi, aiškina, kad punktas pirmas, mes visą laiką ieškom atpažįstamo, vėlgi paternas yra angliškas žodis, lietuviškai kaip tai būtų. Loginės sekos, ta prasme, kažkokios... Teisingai, nėra vieno žodžio vertimo. Tai mes būsim negeri VLKK, jau bausk mus, bet naudosim anglišką žodį, bus paprasčiau. Tai mes esam paterno, būtent paterno atpažinimo mašinos ir mes ieškome visada visur loginės sekos. Žinai? Taip. Ir man atrodo, tai labai greitai paaiškina, kad gerai, tai jeigu, reiškia, valstybė, iš principo, vyriausybė, valstybė slepia dalykus. Čia yra faktas. Kad, yra dalykų, kurie yra nuslepiami. Čia, žinok, reikia atsidaryti šitą schemą, kad suprast, kiek yra visų paskui. Ateiviai yra ateiviai, bet iš to išplaukiančių paskui dalykėlių. Mėnulio nusileidimų neįvyko. Yra tokia sąmokslo teorija, kad tai buvo sufeikinta. Kodėl tai reikėjo feikint, niekas labai nesigilina, esmė yra ta, kad jūs apipiso įsisavino NASA 30 milijardų, kas buvo tuo metu verta turbūt apie 3 trilijonų šios dienos pinigais. Ir dar yra ta teorija, kad Stanley Kubrickas, reiškia, filmavo nusileidimą iš tikrųjų, ta prasme, nes ten yra daug dalykų su mėnulio nusileidimu, kad vėliava keistai juda, kad šešėlis netaip krenta. Bet Stanley Kubrickas ten tarp kitko nebereikalo. Stanley Kubrickas, jie žinojo, kad leisis mėnulyje, reikėjo padaryti dokumentiką šito dalyko ir pradžioj pabandė sukurtos kameros, visą kitą Armstrongai, kur tu ten, bėki parkelį pafilmuosi, supranti, tas pafilmavo, visi pasižiūrėjo, haidai, tu nemoki filmuoti, sako, mane šiaip jau karo pilotų treniravo nuo vaikystės, žinai. Tai Stanley Kubrickas buvo pakviestas tam, kad surežisuotų iš anksto, kokią tvarką kas išlipa, ką filmuoja, į kurį šoną žiūri ir taip toliau. Tai šitas, tarp kitko, yra realus faktas, kad Kubrickas dalyvavo, bet jis dalyvavo pasiruošime. Taip, kad jis jis neskrido ten. Bet čia yra dalykas, kaip tai geinina, mes gal paskui, kai praseisim per tavo, dar pakalbėsim apie tą tikėjimą dar daugiau. Aš šitą paliksiu ant ekrano, mum įkels, žiūrintiems paprašiau, įkels režisierius skaidrę, bet aš ją pasiliksiu, kad būtų paruoštukas. Žiūrėk, kol mes nenubėgom pilnai nuo kosmoso ir ateivių, aš noriu dar biškį atsiminti savo sovietinę jaunystę, vaikystę ir kaip prie sovietų buvo tikima ateiviais. Aha. Tai pradėkim nuo to, kad ateiviai be abejo buvo dalykas, apie kurį labai įdomu pašnekėti. Nes mokslinė fantastika buvo toleruojama. Plus vėlgi mokslinė fantastika vakarų pasaulyje labai dažnai domėjosi tie labiau išsilavinę ir labiau kairių tendencijų pažiūrų žmonės. Tai buvo visada galima rasti gana nemažai autorių, kurie rašo teisingai arba lengva ten verčiant biškį pataisyti ten, kur jie suklydo, nepakankamai žinodami marksizmo-leninizmo teoriją. Ir, žodžiu, mes apie ateivius turėjom ganėtinai daug
informacijos, kuri buvo, fantastinėse knygose. Taip. Tame tarpe sovietiniai autoriai rašė, buvo Žmogus iš Atlantidos, man atrodo. Aha. Vat kas buvo labai, labai mėgstamas naratyvas, buvo praeities ateiviai. Taip. Reiškiasi, net knyga lietuviškai buvo išleista 80 kažkelintais metais Ateiviai iš praeities, taip ir vadinosi, kurioje tyrinėjo teorijas, ar tikrai galėjo žmonės patys pastatyti Egipto piramidės. Tai šitas, tai Egipto piramidės... Be jokios abejonės negalėjo, čia kvailiam klausimas, šiai dienai pažiūrėkit, kiek dyzelinio kuro, kuris jau virš 2 eurų kainuoja, reiktų išdeginti, kad sukeltų kiek akmenų, paskui kiek bulgarkių reiktų sunaudoti, kad nušlifuotos akmenis. Ne, atėjo ateiviai, randam apie tai piešinių, ten kur aš nemoku piešti, pabandysiu suvaizduoti, vat kur yra žmonės rodomi, žmonės taip tai nevaikščioja, reiškiasi ateiviai ten vaikščioja. Visiška tiesa. Prašau, nebeišlaikiau rimto veido. Visiška tiesa, aš suprantu, mes labai taip rimtiau. Tai sovietiniais laikais visas šitas buvo, plus buvo televizijos laida Очевидное, но невероятное. Aš pavadinimą, aš niekad jos nežiūrėdavau, nes man neleisdavo teliko žiūrėti, bet aš apie ją žinau iš Visockio dainos, kurioje Durnyno chebra pasižiūrėjo vieną kartą tą laidą ir paskui į tą laidą rašė labai emocionalų laišką, o baladė baigėsi, žodžiu, mes visi labai lauksim jūsų atsakymo, o jeigu jūs mums neatsakysit, tai mes tada parašysim į Sportloto. Taip. Tuo aš gal ir užapvalinsiu reminiscencijas iš sovietinių laikų. Labai ačiū, Andriu, labai gražus šitas prisiminimas. Aš dar prieš einant prie šitų dar dabaigsiu apie tą tikėjimą, žinai? Jo. Tai vienas dalykas yra mes esam, kaip mums sufleruoja mūsų laidos režisierius Audrius, kad paternas yra derinys, derinio mozaika, derinio, kad mes ieškom šito loginio. Gal mozaika šitoje vietoje labiau tiktų. Kitasgi dalykas, kad labai aišku, kad žmonės, iš principo žmonės, kurie jaučiasi bejėgiai, o bejėgis nėra mano kalboje šitoj kažkaip tai žeminantis dalykas. Tu dažnai jauties bejėgis, aš dažnai jaučiuos bejėgis, žinai, ta prasme, kad vyksta dalykai, kurių tu negali... Lietus lyja. Taip, tu negali sukontroliuoti, reiškiasi, nežinau, įvyksta covidas, ta prasme, tu sušika tavo gyvenimą, sustabdo tavo reikalus, ta prasme, tu prarandi laiką, taip toliau panašiai, ir patikėti, kad tai yra tiesiog atsitiktinumas, freak accident, tai tiesiog įvyko, yra sudėtinga, žinai. Jeigu tu įgauni savotišką jėgą, tikėdamas, kad tai padarė ten slaptasis kabalas, kad tai padarė Landsbergio, žinai, specialiosios pajėgos, dar kažkas tai. Ta prasme, nes taip tu įgauni jėgą prieš tą dalyką, prieš kurį iš principo tu jėgos neturi. Ne tik jėgą. Vat šitoj vietoj, man atrodo, reikia pridėti dar tą dalyką, kad taip jėga, iš kitos pusės labai dažnai labai gerai, kad ištraukė į COVID tematiką, nes ateiviai mes daugiau juokiamės negu iš tikrųjų kažkuo tokiu tikim Lietuvoje, tai nėra stipriai paplitęs konspiracijos teorija, stipriai paplitus, bet COVIDas visiems dar labai gyvas atminty ir COVIDas ištraukė į viršų ten, kur tiesiogiai susiduriu su žmonėm iš savo aplinkos, iš savo šeimos, atrodo labai protingi, inteligentiški žmonės ir jie vos netaip prisimerkę užduoda klausimą, o kam iš tikrųjų tai buvo naudinga? Vat mes netaip statom klausimą, kam iš tikrųjų tai buvo naudinga. Taip. Ir mes iš karto galim pereimti prie dar vienos atskirai stovinčios konspiracijos teorijos – farma mafija. Jo. Didžioji farma, kuri pelnosi belenkokiais kiekiais. Čia reikia turėti omeny, kad farma šitas konspiracijos teorija labiau užgimė Amerikoje negu pas mus. Jeigu jau taip, tai tada yra farma mafija, gerai, tebūnie ne farma mafija ten, bet taip pasižiūrėjus, ištraukia iš konteksto viską, jo yra kažkoks masinis įvykis visam pasaulyje ir staiga kelios kompanijos belenkai pasipelno, kadangi jos kažkaip labai greitai sukūrė vakciną. Taip, bet esmė yra, kad aš biškį paoponuosiu iš tos pusės, kad
man oponuot nereikia. Ar žinai, farmos, ne tai, kad oponuot, bet, žiūrėk, ar farmos kompanijos iš principo pelnosi ir tai yra, tipo, pinigų darimo mašina, žinai, šiaip. Ta prasme, kompanija pats žodis iš karto indikuoja, kad tai kaip ir turėtų būti pinigų darimo mašina. Žinai, kiek mes matom, kur, žinai, yra dirbtinai keliamos vaistų kainos, ta prasme, nuo A iki Z, kad tai yra, kaip čia... Šitas ypatingai Amerikoje yra skausmingai, iš tikrųjų. Tai, žinai, ar farmos kompanijos, iš principo, turi kažkokį tokį ganėtinai, kaip čia, iš tam tikros pusės blogą evil biznio modelį, ar ne? Jos turi, ar ne? Tam tikrą prasme, taip. Aš konkretų pavyzdį pasakysiu. Vat, yra žmonės, kurie yra aršiai alergiški kam nors. Taip. Ir vienintelis būdas išgyventi tą alerginę reakciją, jeigu ten bitėms, pavyzdžiui, alergiškas ir tau įgėlė, yra turėti dalyką, kuris vadinasi EpiPen. Taip. Epinefrino injektorius, ar ne? Europoje jis kainuoja berods apie 100 eurų. Taip. Amerikoje, kur yra labai išbujojęs medicininis draudimas, jis kainuoja 800 kažkiek tai dolerių. Taip. Ne, tai, žinai, tai ir aiškiasi, kadangi tai jau šiaip ar taip, mes dar gal prieisim prie, žinai, Epštino, ta prasme, dar kažko, tai trumpai paminėt mūsų šitą reikalą, ta prasme, bet tai, kad žmogus pradeda tikėti, kad, galbūt COVID epidemija sukūrė, reiškia, sukurta dirbtinai tam, kad papelnyt farma kompanijas. Taip. Loginė seka, apie ką mes kalbėjom. Kai ignoruoji visus kitus faktus, kurie tau netinka ir nepatinka, loginė seka susidėlioja. Ir tai yra labai labai būdinga, tai yra, galima sakyti, esminis jungiamasis bruožas visų konspiracijos teorijų. Kad jas visas galima vienaip ar kitaip suvesti loginę grandinę, tačiau visose, iš ko galima atskirti, kad tai yra konspiracijos teorija, o ne tiesa, kad visi faktai, kurie steigia, trukdo tai teorijai egzistuoti, yra įvardinami, kad tai yra arba sukurta dirbtinai įdant sumėtyti pėdas, velnio darbas, tarp kitko konspiracijos teorijos yra ne tik šių laikų dalykas, tik seniau jos dažniau buvo religiniais pagrindais susiję ir dabar dar pilna šito gėrio. Velnio darbas, arba tu esi kvailys, kuris nežino, arba mums tiesiog dar neduota žinoti, kaip yra iš tikrųjų, o čia mes tik tai atsitiktinai matom šitą. Jo, bet aš paminėsiu keletą galbūt dalykų, kurie, žinai, vėlgi, aš labai suprantu dažnai, ta prasme, iš kur kyla šitas dalykas, kur, tai tiek yra patrono dalykas, tiek yra tai, kad žmogus, kuris jaučiasi, neturės galios, jis bando ją įgauti. Kartugi yra dar trečias dalykas, man atrodo labai svarbus, kad konspiracijos teorija yra savotiška bendruomenė, ar ne? Ir jėgos įgavimas tuo pačiu. Taip. Ta prasme, kad mes esam tie, kurie žinom. Taip. Ar ne? Taip. O dar tas judesiukas, taip sakant. Taip. O jūs esat šypul. Taip, būtent. Avei, kurie negali matyti net tai, kas prieš juos padėta. Taip, ir tada tu esi bendruomenės dalis. Taip. Kas irgi yra labai svarbu ir labai žmogiškas noras, žinai, priklausyti bendruomeniai, kuri turi kažkokį bendrą interesą. Šiuo atveju tai yra interesas, kuris dar tave padaro išskirtiniu, because you know. Taip. Ir šitoj vietoj, sakau, COVID-o metu buvo iš tikrųjų susidūriau su žmonėm, kurie, šiaip jau sakau, atrodo labai inteligentiški. Neatrodo, aš žinau, kad jie yra labai inteligentiški, labai apsiskaitę, labai apsimokę, bet kai sukrito visas tas, kad nerimas dėl savęs, dėl savo artimųjų, dėl sveikatos, šalia nerimas dėl to, kaip užsidirbti pinigų. Tarp kitko, tie, su kuriais susidūriau, daugumoje neturėjo problemų užsidirbti pinigų, nes vienaip ar kitaip su IT susiję, ar kažkokiam tokiais darbais, kurie dirbosi per nuotolį, no problem, ir toliau pinigai sukosi tam sektoriui. Ir tuo pačiu vėlgi dažnu atveju man liko įspūdis, kad tas yra būtent noras pasijus truputį stipresniu, didesniu ir geriau matančių visą šitą reikalą. Ir čia galim iš karto pereiti prie labai didelės dalies visų sąmokslo teorijų, kurios remiasi į tai, kad nuo mūsų slepia. Jo, tai čia turbūt reikia elitas. Elitas. Ta prasme, tai, žinai, JFK assassination šiaip yra konspiracijos teorijų irgi viena iš mamų tėčių. Ta prasme, nes nuo to, ką kalbėjom, patikėta, kad Amerikos prezidentas buvo nušautas kažkokio žioplio.
Taip, kuris atėjo su trachlineika ir nušovė Amerikos prezidentą. Mylimiausią Amerikos prezidentą. Taigi negali tai Bet būt. neužstrikim prie to, nes lygiai taip pat 9-11, šiaip jau amerikietiškos tos teorijos, jos ko gero turi didžiausią rinką vieningą, plus didžiulis kiekis angliakalbių ar angliškai suprantančių žmonių, kurie lengvai įsijungia, ypač dabar interneto laikais. Tai galim pasigrupuoti iš tikrųjų, kad nelyst per visas 9-11, JFK assassination, reptilianai visi, reptiliniai... Replikonai yra mano mėgstamiausia, šiaip turbūt mėgstamiausia, ta prasme, nes ką kalbėjom truputėlį, reptilijos iš kosmoso, Vladimiras Putinas yra reptilija. Oi, dėl šito, aš pavyzdžiui, esu linkęs patikėti. Čia yra vienas iš vienintelis, kur aš galvoju, jaučiu, jeigu yra kažkur tai, žinai... Žmogus toksai gnyda negalėtų. Negalėtų, tu kažkas kito esi, žinai. Bet yra įdomu, beje, 9/11, irgi, kad yra, vėlgi, plačiai žinomas faktas, kad buvo siūloma iš CŽV daryti false flag operationus Amerikoje, ta prasme ir tuo apkaltinti, man atrodo, Kuba tuo metu buvo svarbus dalykas šaltojo karo metu. Jo, čia būtent, kai JFK buvo. Taip, ta prasme, kad tai buvo dalykas, ta prasme, žinai, kuris, tai dėl to galvoti, kad, žinai, kaip viena iš tų 9/11 was an inside job, ne? Nu, ta prasme, ką visi sako. Lygiai taip pat sausio 13 visą užšaudė į savus. Nu, ta prasme, mes keliaujam per šitos dalykus, kur false flag operationai kaip dalykas jis egzistuoja. Ar ne? Nu, jie buvo naudojami, tai tikrai, toli pavyzdžių neieškant pirmasis sovietų karas su Suomija. Taip. Ir dėl to, tas tikėjimas, kad čia kažkaip tais, nugi negali tai būti. Nugi negali, ta prasme, teroristai pavogti lėktuvą. Vidury Amerikos. Ir kažkaip čia jį nuskraidyti. Nu negali, ne? Tai aš turiu omeny, kad taip, tai yra konspiracijos teorija ir tai yra netiesa, bet iš kur jį kyla, yra visas loginis kontekstas. Ir plus būtent nenoras tikėti, kad yra tai blogai. Tai va šitoj vietoj, sakyčiau, galim susidėti dalykus. Iliuminatai, Freemasonai, šičia labai politkorektiškai nepaminėta, žydai valdo pasaulį, Rothschildai. Čia, beje, žydai yra viena seniausių, ta prasme, nuo seno. Mes apie tai biškai kalbėjome, žinai, kažkada praeitos laidos. Šimtmečiais. Taip. Jeigu tik kažką, beleką, ta prasme. Labai patogus atpirkimo ožys. Va, Pizzageitas, kuriame esam apkalbėję. QAnonas tas pats iš tikrųjų. Ką čia dar praleidom? Big Pharma jau apspjaudėm. Epšteinas, taip, tai yra visas ratas. Su Epšteinu, nu, kad tai, ką mes kalbėjom, biškelį, kad yra tiesa, ar ne? Nu, ta prasme, kad buvo sala, vyko dalykai, baisus, ta prasme, nesuprantami proto dalykai. Yra tam tikri tiesos dalykai. Ir kad pasaulio galingieji iš principo važiavo ten. Šituo aš principė esu linkęs patikėti. Nu, tai čia ne tai, kad tai čia yra faktas. Aš nemačiau dokumentų, aš nebuvau šalia, nestovėjau, dėl to sakau, esu linkęs patikėti. Bet žinai, tai man atrodo, kad ir tada, problema yra, kad tu dar labiau žmogus, kuris mato šitos dalykus, tu dar labiau prarandi pasitikėjimą pasaulio galingaisiais. Ir galingaisiais, ir bet kokią informaciją, kur yra tiesiogiai, žinai, prieinama medijoje. Taip. Ta prasme, ir man atrodo, tai yra dalykas. Žinai, tas pats su, žinai, ką apie Roswellą kalbėjau, žinai. Nu, kad buvo parašyta, kad Amerikos jie sakė, kad šiandien yra nuskrido. Jie patys tai pasakė. Nu, taip, jie patys sakė. Ir grįžtant prie to, sakyčiau, toliau eina, nes visos tos sąmokslo teorijos, jos labai, iš tiesų, kai pradedi gilintis, labai yra daug to tokio. Vienas dalykas, kažkas vyksta, ko mes nesuprantam, reiškia pritraukti prie supratimo. Antras dalykas, kažkas tai kontroliuoja, kadangi reikia, kad būtų kažkas įvedinėtų tvarką. Ir trečias dalykas visą laiką būna, kažkas iš to turi naudą. Bet ne aš. Jo, ir nei dabar... vienu atveju nėra aš. Ir dabar čia mes turėtume pakalbėti truputėlį apie tokį turbūt dalyką, kaip šitų visų teorijų suginklinimas, weaponizavimas,
kas yra, man atrodo, gal ne tai, kad išdava šito viso dalyko, žinai, mes matom ir Lietuvoje lygiai tuo šiuo metu vykstantį tą patį dalyką. Tarp kitko, lietuviškas, aš specialiai dar pasižiūrėjau, kas Lietuvoje populiaru. 9/11 pas mus neįdomu, be abejo, ten Moon Landingai irgi nelabai, JFK vargiai, kas žino, kad tai yra ne oro uostas, o iš tikrųjų prezidentas buvęs, kuris amžinatilsį jau. Pas mus žiauriai populiaru yra chemtrailai. Chemtrailai, kadangi tai yra... Viešpatie, man tai taip kvaila, kad aš net nesugebu pakomentuoti normaliai. Bet kuriuo atveju, jeigu tikit chemtrailais, actas jūs išgelbės. Nekainuoja brangiai. Šitą mes žinom, bet Andriau, truputėlį grįžtam. Covido skiepų visas tas, lygiai tas pats šitas nugriaudėjo per visą pasaulį. Įdomu yra tai, kad šitas irgi buvo kuo puikiausiai Kinijoje. Taip. Kvailiausia, kad Kinijoje tai buvo arčiausiai tiesos. Taip. Kadangi Kinijoje ne su vakcinom, vakcinos ten pafeilino labai smarkiai jų vietinės vakcinos, o užsieniniųgi, kaip sakant, raudona vėliava neleidžia įsivežti. Kinijoje labai žiauriai buvo išnaudojama testavimas. Kadangi partija pasakė, testuojam iki tol, kol žinom, kad tikrai nulis, buvo atkasti ir išviešinti ir net bausmės buvo įgyvendintos kebrai, kurie buvo arti partijos biznesmenai, kurie gavo užsakymus daryti tam tikrose teritorijose testavimus ir vis laiks nuo laiko įmesdavo false posityvą. Su mintim, kad jeigu kol pas tave yra nulis, viskas gerai, testuojasi kas savaitę. Valstybė apmoka, ar ten pačiam tu reikdavo pirktis, neatsimenu, bet gaudavai pinigus už tuos. Kompanija testuojanti gaudavo pinigus. Įmeta false pozityvą, viskas čia yra potencialus židinys, testuojam visus kasdien. Visus. Ta prasme, ir tai reiškiasi visus kasdien testuojam. Jeigu tu neprasitestavai, tavo politinis lyderis iš tavo daugiaaukščio ateis pas tave į duris, pabels ir duos pizdakų. Va. Ir tai reiškiasi, kad darom 7 kartus daugiau testų. Ir už juos kažkas sumoka už tuos testus. Ir tai yra, kaip sakant, ienos į rankas. Tai va, tai šitie dalykai de facto vyko tenai. Reiškiasi, tai buvo specialiai suorganizuotas visas dalykas. Vienintelis skirtumas, jeigu visam pasaulyje yra galvojama, kad vis tik tai kažkas tai apsišiko Vuhane virusinių tyrimų laboratorijoje, tai visa Kinija šventai tiki, kad virusas buvo specialiai sukurtas Amerikoje ir išplatintas, nes jis yra nutaikytas genetiškai prieš kiniečius. Jo, tai va, jos net biški mutuoja, ta prasme, pačios nubėgo į šoną. Iš lietuviškų dar be abejo yra 2 labai gyvos. Viena yra, aš taip perkeltinė prasme įvardinsiu, nupizdintas Landsbergio šiferis. Nu, gerai, šiferis pats jau kaip ir abejojo, ar kažkas labai tiki šiferiu. Bet kiek žmonių tiki, kad Landsbergių klanas prisidengdamas konservais su šiktais, supranti, vagiai baisiausiai ir vogė ir vogs. Aš žinok, visą laiką įsivaizduoju, kai šitas dalykas, kad yra kažkur filharmonija, žinai, tamsiai žvakės. Ir tada kiekvienas Landsbergių klano narys, jis gauna laišką. Šiandien. 7 filharmonija. Taip. Ir jie tada su raubais, ta prasme, šitai, žinai, Kubilius atvažiuoja, ta prasme, žinai, tai Kubilius kviestinis yra velnės. Ta prasme, Šimonytė ten nusileidžia kažkur, tai, žinai. Su vertaliotu. Ir jie visi susirenka filharmonijoje, nes, profesorius tai tik tai filharmonijoje, ten apšviestoji. Ir būna be abejo. Jo, taip, maestro prie fortepijono paskambina, žinai, Čiurlionio jūrą. Ir jie tada nutarė, ką voks toliau. Nežinau, žinai, kaip čia tai vyksta. Bet aš turiu va tokį, kai man šitas ir tada, žinai, kiekvienam po šiferio gabalą to... Ant šiferio būna užrašyta, kad tiksliai reikia. Ta prasme, ir jie tada išsiskirsto, ta prasme, pasidėję. Ir taip vyksta susitikimas, žinai, šito viso. Aš kažkaip, kai man tai yra paminima, aš matau tokį vaizdiną. Supratau. Tai va, o paskutinė sąmokslo teorija yra visas Vogue dalykas yra sukurtas tam, tarp kitko šita teorija eina per visą pasaulį, įskaitant Kiniją, kad aplamai visas Vogue judėjimas ar idėjos, kairiosios Vogue idėjos, nes yra ir dešiniosios Vogue idėjos. Kairiosios Vogue idėjos yra sukurtos vien tik tai tam, kad feminizuoti šeimas, vyrus ir taip toliau,
remiantis, palaukas tenai pas mus vengras kažkoks tai žydelis, Sorošas, va. Sorošas be abejo ten ir visi jam panašus, tiesiog siekia savo naudos ir tokiu būdu užvaldyti pasaulį. Taip. Padaryti pasaulį kuo mažiau, nuagresyvint, padaryti visus šyplais ir kad tada jau lengvai valdyti. Dalykus. Paskui ten subangavimai yra. Kinijoje, pavyzdžiui, tiki, kad konkrečiai kinus atakuoja šitokiu būdu tam, kad jų būtų kuo mažiau vaikų gimstamumas būtų. Dar kinam reiktų dadėti, aš čia biškį pašokinėsiu, čia tokia labiau lietuviškus jau kaip ir pabaigiau. Kinijoje dar yra didis tikėjimas, beje paremtas kai kuriais blogais dalykais, apie maisto nuodijimą ir ypatingai, ta prasme, vidinio maisto nuodijimas jis de facto vyksta, seniai įrodyta buvo daugybė keisų, kur buvo baudžiami žmonės, bet kad užsienietiškas maistas, kuris ateina, jis yra ne tai, kad apnuodytas, nes jis neapnuodytas, bet jis negali būti geras, jeigu mūsų apnuodytas, jų negali būti geras. Reiškiasi GMO ir panašiai yra skirta tam, kad būtent numuš tavo ten estrogenus, heterogenus, neatsimenu kokius velnius, ir vat, kad mūsų mažiau gimtų, vyram nestovės, moterys mažiau gimdys, ir tada gims mažiau berniukų ir atitinkamai susilpnės karinės pajėgos ir va tada Amerika užims. Va tai, ne? Nu tai čia šitos yra jo, tokios, ir tai yra, man atrodo, visą laiką, žinai, apie ką aš dar norėčiau pakalbėti, tai būtent apie šitų dalykų suginklinimą, žinai? Weaponizavimas, nes taip. Yra, reiškia, ir šiuo metu Lietuvoje mes matom ten tokį rudą vaflį, visiškai Davai vardų neminėkim, nėra čia ko, kaip sakant, promotant. Bet yra pasakoma, kad žiūrėkit, reiškia, visi yra susimokę, ar ne? Ir jie nudaro dalykus, kad vat paprastą žmogų kažkaip tais užspausti, išsmaukti, išgręžti. Ir jeigu tu esi toj kategorijai, kur tu jautiesi, žinai, neturys galios, nes, ir čia sakau, dar kartą noriu, tas supratimas, kad dalykai pasaulyje vyksta, ar tu to nori, ar tu to nenori, yra sukuojamas turbūt kiekvienas, žinai, nes jie vyksta šiaip jau, ta prasme, yra daugybė dalykų, kurių tu nekontroliuoji ir negali kontroliuoti. Ir dėl to tu, žinai, tau kažkas sako, kad žiūrėk, jie tikrai vyksta ir aš žinau, kas tai daro. Ar ne? Aš žinau, kas tai daro. Ir net ne tai svarbiausias dalykas nuo šitų visų teorijų suginklinime yra tai, kad aš esu vienintelis žmogus, kuris gali tai išspręsti. Ta prasme, aš esu vienintelis žmogus, kuris gali tai suvaldyti, kuris gali suvaldyti... Arba aš vienas iš nedidelės grupės. Taip, kad jeigu jūs, nežinau, balsuosit mane, išrinksit mane, aš tai sustabdysiu. Čia jau kita dalis. Ne, čia aš kalbu apie tai, kad yra reiškia, tas dalykas, kuris vyksta, kuris yra baisus dalykas, yra mafija, elitas, žydai, imigrantai, vakcinos, visa šita vyksta. Ta prasme, ir jūs irgi žinot, nes jūs jaučiat, žinai? Ir aš, jeigu jūs duosit man pasitikėjimo mandatą, hebra, aš padarysiu. Atskleisiu visus Area 51 dokumentus. Drain the swamp. Aš išvalysiu supūvusi aparatą, kur visi ten, žinai, vagia. Driežažmogiai sėdė. Pizzageitas. Ir spręsim, kaip ten dėl tos pizzos yra dalykai. Ta prasme, žinai. Ir čia yra, man atrodo, didžiausia problema, kuri vyksta, kad tikėti galima, iš principo, žinai, ko tu nori. Aš minėjau, kad, žinai, ateiviais tiki agnostikai, ateistai labiau negu tikinti žmonės. Jo, tikinti žmonės tuo tarpu tiki... žinai, dar kas pas mus buvo populiaru, kad 5G išvirs smegenis. Jo, tai taip. Ar ten tai čia yra, vėžį sukels, ar mutacijas, ar dar kažką. Visi šitie dalykai ir kad tam tikėjimą kažkas gali pasiimti ir panaudoti jį savo naudai. Tai šitas taip, aš žinok dar vieną dalyką labai įvardinčiau. Tai yra viena iš populizmo dalių. Yra žinomas netgi apie 29 ar 8 metais gubernatorium, nebeatsimenu, Luizianos beros gubernatorium buvo išrinktas vienas Hrienas, kuris labai veržėsi į prezidento postą. Tai visą laimę numirė jaunas savarankiškai, kaip sakant, tai neprasiveržė, buvo vienas iš pirmųjų Amerikos aukštojoje politikoje,
politikų, kuris ypatingai kačialino ant įvairiausių sąmokslo teorijų, nes, jam tai labai kėlė reitingus iš tikrųjų. Tai čia yra tas atvejis, kai kažkas konkretus žmogus ateina ir sako, aš esu mesijas, jūsgi žinot, jūs kartu su manim iš tos žinančiųjų celės ateinat ir žinot, aš čia sutvarkysiu. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kuris yra žymiai pavojingesnis, aš skaitau, yra tai, kad yra įmetinėjamos tos teorijos ir jos yra spininamos svetimoje šalyje. Tai, ką daro Rusijos, Irano šitiegi troll farmai, vienas iš dalykų yra būtent įsukinėti visas šitas teorijas, kadangi visos jos vienaip ar kitaip, kaip jau matėm, turi tai, kad kažkoks yra elitas, kuris pelnosi ir mums su jais nepakeliui. Nes jie iš mūsų spaudžia ten, nežinau, reptiloidai ten kraują siurbia, ar ten brainwave'us kažkokius tai nusiurbinėja. Jeigu chemtrailai, tai mus čia tiesiog pastoviai barsto kažkokiam trašom, kurios ten irgi agresiją nuima ir kad mes šyplais būtumėm. Jeigu žydo masonai, iliuminatai, ačiū Dievui, iliuminatai per daug sudėtinga žodis lietuviam, tai šito nenaudoja, bet su žydo masonais visaip čia būna, aš iš anksto atsiprašau, kuriuos tai įžeidžia tas žodis, nes yra labai puikia organizacija masonų ir yra žmonės, kurių tautybė yra žydai ir kaip sakant, mes čia jų įžeidinėti nesiruošiam. Plokščia žemė, tarp kitko, visą laiką mane absoliučiai stulbino ir aš visai nesuprantu. Ta prasme, net negaliu suvokti, kur ateina, bet nesvarbu. Reikia priimti biškį šitą dalyką. Bet, žiūrėk, esminis dalykas yra tas, kad jie susiveda, valdžia yra šūdai, prieš kuriuos reikia kovot, kas yra aukščiausia valdžia. Mūsų atveju, konkrečiai Lietuvos atveju, yra kas? Europos Sąjunga. Ir davai, Europos Sąjunga yra blogis. Europos Sąjunga atneša vaukinės idėjas, Europos Sąjunga reikalauja, kad mes čia laikytumėmės žaliųjų idėjų, tarp kitko žaliosios idėjos yra dviguba sąmokslo teorija, ta prasme iš vienos pusės eina, kad yra baisus elitas iškaseninių išgavėjų, iš kitos pusės yra, kad čia yra būtent naujų žmonių bandymas užvaldyti teritoriją. Taip. Ir visi šitie dalykai, kuo daugiau jais yra tikima, tuo labiau silpnina pasitikėjimą institucijomis. Kuo didesnis nepasitikėjimas institucijomis, tuo mažesnė tikimybė, kad, pavyzdžiui, šalis, kai yra užpulta, kad jį ginsis vieningai. Jo, tai čia yra absoliučiai esminis dalykas, kad, taip finalizuojant turbūt šitą visą, kad konspiracijos teorijos, žinai, mano supratimu, iš principo tu gali tikėti, ko tu, niekas tau negali pasakyti, koks yra, žinai, kuo tu tiki, kuo tu netiki. Pasaulis apvalus, plokščias ar čemodano formos. Irrelevant. Ta prasme, jeigu tai padaro žmogaus gyvenimą geresnių, bet problema yra, kad, kaip ir tu sakei, tai mažina, nes kažkas tai slepia. Vadinasi, kažkas tai slepia, kas tai slepia, tai tie, kas mus valdo. Jeigu mes nebepasitikim tais, kurie mus valdo, kad jie, ta prasme, tai kaip mes galime jais pasitikėti, kad jie priims teisingą sprendimą karo atveju, dar kažkieno tai, ta prasme, ir čia yra didžiausia problema. Tikrai taip. Vienų sąmokslo teorijų dar nepaminėjom, iš tiesų tai yra religinių fanatikų labiausiai mėgstami sąmokslo teorijos. Juose visą laiką yra, visi kiti yra demonų užvaldyti, ten jeigu tu esi ten ne katalikas, tai katalikų bažnyčia yra užvaldyta valdžia, kai kuri valdžia, komunistai ir taip toliau. Tai čia, kad išlaikytumėm pusiausvyrą, nes nemaža dalis sąmokslo teorijų yra labai mėgstama kairesnės, ateistiškesnės pusės, bet niekiek nemažiau jų yra ir dešiniai labiau religiškoj pusėje. Tai yra visokių, jos yra kai kurios smagios, kai kurios netokios smagios teorijos, bet turbūt ką mes norėjom čia pasakyti, tai bendrai, kad, tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga mums visiems ir tai gali pakeisti mūsų percepciją ir suvokimą. Dargi baisiau, kad, kai kurios iš tų konspiracijos teorijų yra dalelis tiesos, kažkur tais, iš kur jos kyla, žinai. Ne, tai jose visose yra kažkokia tai loginė grandinė. Taip. Tai būkite atsargus, būkite dėmesingi,
Dar vieną palinkėjimą turiu. Taip. Kai žiūrite filmus ar skaitote knygas, ten yra dar vienas dalykas, kuris labai suknisa mūsų visą šitą pattern recognition dalyką. Filmuose nėra laiko rodyti bereikalingus dalykus. Reiškiasi, ten visada kažkas, kas įvyksta, turi prasmę. Taip. Ir jeigu mes pastoviai žiūrim filmus ir sėdim filminiam pasaulį, kai gyvenam realiam pasaulyje, mūsų smegenys irgi pradeda ieškoti tų prasmių. Kad ėjau, pamačiau, kaip tetukė pereina kelią, o man šiandien nesisekė, tai rytoj, jeigu eisiu ir pamatysiu ją pereinti kelią ir vėl man nesiseks, kas yra labiau tikėtina iš tikrųjų, negu kad seksis. Jo. Tai reiškiasi, ji yra ragana, ar ten reptiloidas kažkoks. Jo, taip. Tai su šituo irgi stenkitės atpažinti šitos dalykus. Jeigu yra kažkokia, tai jeigu jum aiškina teorija, kurios viena iš dalių yra, kad nuo tavęs va šitoj vietoj prieštarauja teorijai, bet tai yra paslėpimas, apgavimas, specialiai įmestas false flagas, specialiai, kad trukdyti ir taip toliau. Greičiausiai tai yra sąmokslo teorija, ar bent jau gerokai mažiau patikima informacija. Būkit atsargus tuo atžvilgiu. Tai tai tokia mūsų smagi ir galiausiai gal tokia... Netaip smagiai pasibaigusi laida. Ačiū visiems, kad klausote. Labai norime, kad paspaustumėt subscribe, like mygtukus ir klausytumėtės mūsų toliau. Komentuokit. Mes skaitom komentarus. Mums žiauriai fainai, kai pagirėt mus. Mes su didžiuliu malonumu pasiginčysim su jum, jeigu matot, kad kažką netai pasakėm. Galų gale vėlgi Asmodėjus, būna tų klaidų pasitaiko. Nutinka visko. Tai ačiū jums ir geros dienos. Iki sekančio susitikimo. Terminalas.